Padėkite jiems, fondui reikia jūsų. Čekių. Paukokite pinigų. Aukokite internete medicinos tyrimų fondui, aukokite UNICEF. Padėkite. Ačiū. Išsekę vaikai, badas, ekstremalios situacijos. Į pagalbą skuba humanitarinės organizacijos. Gailestingumas ir kaltės jausmas. Leniniai argumentai sužadinantis mūsų dosnumą. Ir tai veikia. Pinigai plūsta. Prancūzijos humanitarinės pagalbos organizacijos kasmet taip susišluoja po 3 milijardus eurų, o tai bendrovės Apple Prancūzijoje metinės apyvartos suma. Labdaros organizacijos klesti ir pamsta, paskutinį dešimtmetį jų surenkamos sumos kasmet didėjo 5%. Tačiau kaip iš tikrųjų panaudojami tie pinigai, ar tikrai pagal paskirtį? Atliksime tarptautinių paramos organizacijų veiklos tyrimą. Paramos verslas – humanitarinės pagalbos išsigimimas. Pietų Paryžius, Italijos aikštė. Jauni žmonės renka lėšas organizacijai pavadinimu Parama. Šalia operos teatro vyksta Pasaulio gamtos fondo rinkliava. Priešais Montparnaso stotį darbuojasi Amnesty International atstovai. Bet labai klystate, jei manote, kad šie prašinėtojai yra minėtų organizacijų savanoriai ar nariai. Tai naujos rūšies komercinių organizacijų samdiniai. Šiandien Prancūzijoje veikia apie 10 tokių organizacijų. Šis verslas prasidėjo prieš 5 metus. Norėdami išsiaiškinti, kaip veikia šios organizacijos, pasisamdėme į stambiausią jų. Kasmet, prisidengdama nevyriausybinės organizacijos statusu, jie samdo po 2000 darbuotojų. Ši organizacija dirba neva Raudonajam kryžiui, Pasaulio gydytojų organizacijai ir Katalikų paramos fondui. Prieš išleidžiant naujokus į gatves rinkti pinigų, trumpas instruktažas, užduotis per kuo trumpesnį laiką įkalbėti praeivius atskleisti savo debeto kortelės numerį. Jūs turite per 4 minutės priversti žmogų įsipareigoti aukoti mums. O tada lieka tik sutarti, kokią sumą žmogus kas mėnesį aukos, tam pasitelkiamos pardavimų technikos. Jei žmogui pasakysi, kad minimali suma yra 7 eurai, psichologiškai žmogus tiek ir mokės, tai bus maksimali suma, kurią jis norės skirti. Bet jei pasakysiu, kad mėnesinė įmoka nuo 7 eurų, žmogus galbūt panorės pervesti ir daugiau. Tai yra, jei gudriai suformuluoji, gali iš jų išpešti milijonus dalykų. Svarbiausia, neleiskite jiems pagalvoti, neturėkite iliuzijų. Mūsų tikslas uždirbti. Jei kiekvienas per dieną užverbuosite po 3 aukotojus, vidutiniškai po 3, tai jau neblogai. Būsite atlikę gerą darbą. Bet per dieną užverbuoti po 3 aukotojus netaip paprasta. Mus pasiunčia dirbti į Pietinį Paryžių nevyriausybiniai pagalbos vaikams organizacijai. Mūsų pažadamas uždarbis 70 eurų per dieną. Žada 25 metų studentė, tokios veiklos įmasi pirmą kartą. Labadiena, ar esat girdėję apie organizaciją Dalykis? Sveiki, girdėjote apie paramos organizaciją Dalykis? Jei pasakyta per valandą sustabdyti mažiausiai 150 praeivių, tai yra 1000 per dieną, ji turi slaptą filmavimo kamerą. Galiu padėti užpildyti paramos sutartį, jei norėtumėte globoti kokį nors vaiką ar prisidėti prie kokio nors projekto. Norėtume, bet gal kitą kartą. Supratau. Ačiū, kad skyrėt laiko, linkiu geros dienos. Dėkui. Sėkmės. Šalimais darbuojasi dar apie 10 prašytojų, grupės darbą stebi grupės vadovė. Turi iš tolo juos pasitikti, nes tik eikvoji jėgas ir laiką. Užpulk juos, kad jie neturėtų kur dingti. Bum, bum, bum ir viskas. Tu galėtų protinga, dėl to čia ir esi. Pasistengti įrodyti. Apie nieką negalvok, tiesiog pirmin. Žada darbavosi 3 dienas, sustabdė 3000 praeivių, bet nesudarė ne vienos sutarties. Taigi jos misija baigta. Kiti išdirbs net 5 savaitės.
coût de l'opération pour l'ONG 70 000 € en moyenne. Šiai akcijai nevyriausybinė organizacija išleido apie 70 000 €, uždirbo iš jos 4 kartus daugiau – 280 000 €. Neblogai. Stabdyti potencialius aukotojus gatvėse veiksmingiau nei organizuoti kampaniją paštu. Šios veiklos sektoriuje didžiulė konkurencija, todėl šiuo metodu dabar naudojasi ir didžiosios nevyriausybinės organizacijos. Susitinkame su Pieru Salinjonu, organizacijos Pasaulio gydytojai direktoriumi. Sveiki, aš Sofija Bonė, malonu. Pieras pripažįsta, kad jie irgi samdo tokius pagalbininkus. Kodėl jums naudinga samdyti aukotojų medžiotojus? Kodėl nesinaudojate tik savo pajėgomis? Mes manom, kad negalime išmanyti visų sričių, todėl pasirinkome šį kelią. Tiesiog manome, kad šiuo metu papildomos išorinės pajėgos mums dirbs veiksmingiau, nes tai jų profesija. Ši nevyriausybinė organizacija aukų medžiojimo kampanijai išleido 70 000 €. Vadinasi, per 17 mėnesių aukotojų jiems aukotas lėšas jie pervedė privačiai komerciniai įmoniai. Žmonės mano, kad aukoja nevyriausybiniai organizacijai, iš tiesų jų pinigai atitenka komerciniai įmoniai. Jūsų tai nešokiruoja? Mes gyvename ekonominių dėsnių pasaulyje, kuriame veikia savos taisyklės. Mes priversti laikyti šių žaidimo taisyklių, kad galėtume ir ateityje vykdyti savo veiklą. Humanitarinė pagalba tampa profesija verslu. Per paskutinius 10 metų atsirado įvairiausio plauko tokių komercinių organizacijų. Vis populiaresnė darosi dar viena verslo rūšis – humanitarinis turizmas. Įgykite unikalios patirties, keliaukite kitaip. Internete galima rasti daug tokių reklaminių filmukų atostogos Afrikoje, kur padėsite kasti šulinius arba mokysite vaikus. Kvalifikacija nebūtina. Kiekvienas gali tapti savanoriu, užtenka tik užsiregistruoti ir susimokėti. Viena iš stambiausių tokių humanitarinio turizmo agentūrų – Anglijos kapitalų įmonė Project Abroad. Jos filialai veikia 22 šalyse, taigi ir Prancūzijoje. Tikra tarptautinė parama. Organizacijos katalogė siūloma daugiau kaip 30 krypčių, viena populiariausių – Kambodža. Mėno viešnagė šioje šalyje jums kainuos 1695 €, plus lėktuvo bilietai apie 1300 €. Taigi iš viso 4000 €. Siūlomos kokios tik norit veiklos – žmogaus teisų, ekologijos, humanitarinės misijos. Mes pasirenkam padirbėti našlaičių prieglaudoje. Mums tai atrodo patrauklu. Savanoriai padeda našlaičiams ir beglobiams vaikams atgauti viltį ir tikėjimą. Skrendame į Šiaurės Kambodžą, į Ankorą, tai turistų lankomiausias šioje šalyje miestas. Senosios Khmerų šventyklos įtrauktos į pasaulio kultūros paveldų sąrašą. Kasmet čia apsilanko per 1 milijoną turistų. Mes apsistosime šioje didelėje viloje užmiestyje. Agentūra Project Abroad Kambodžoje turi apie 10 tokių svečių namų. Mus pasitinka jauna prancūzė savanorė. Project Abroad en compte une dizaine au Cambodge. Une jeune volontaire française nous accueille. Labadiena, atvykote 2 mėnesiams? Ne, mėnesiui. Viloje be mūsų gyvena dar 10 savanorystės turišių, visos jos irgi sumokėjo agentūrai Project Abroad ir visos dirbs skirtingose našlaičių namuose. Laukiame kabinete direktoriaus. Ant lentynų pūpso segtuvai su įvairių našlaičių namų pavadinimais. Atrodo solidžiai. Tačiau, kai nusprendžiame juos pavartyti, pamatome, kad jie tušti. Skelbimų lentoje įvairūs laisvalaikio pasiūlymai, ką svečiai galės veikti. Tai čia galima užsimti aerobiką? Taip, galima žaisti tinklinį, leisti aitvarus, važinėtis dviračiais. 19 val. Vakarienė susipažinsime su kitomis humanitarinėmis turistėmis, kai kurios iš jų nemaloniai nustebintos. Labadiena. Laba. Aš atvykau mokyti anglų kalbos, bet vakar atvyko viena Australė, kuriai atidavė mano klasę. Ir ką man dabar veikti? Ir ką tu darei? Vaikštinėjau, dairiausi, kaip čia ir kas.
Jos atvyko nusiteikusios 5 dienas per savaitę dirbti su našlaičiais, bet dabar teks bastytis po miestą. Kiek tu jau laiko čia? Jau mėnesį ir dar būsiu mėnesį, bet laikas eina greit. Norint viską apžiūrėti, laiko netgi per mažai. Norint viską pamatyti, reikia daugiau laiko. Čia daugybė įdomių, nuostabių vietų. Ir kur jau apsilankėte, buvome šalies pietuose, pajūryje. Išaušo pirmoji mūsų darbo diena, mus palydi mūsų našlaičių prieglauda. Čia mūsų našlaičiai? Labadiena. O štai ir savanorės, labas. Aš jūsų laukiau, sveikos atvykusios. Mūsų tinka direktorė. Ką mes turėsime daryti? Kirpsite vaikams nagus, mokysite juos asmens higienos. Ar jūs čia turite kokių nors žaislų? Neturime, kartais jie žaidžia su kamuoliuku. Nei žaislų, nei knygų, nei spalvotų pieštukų. Vaikai lanksto popierinius lėktuvėlius iš lapų, kuriuos jiems davėme. Negavusios konkrečių nurodymų improvizuojame. 1, 2, 3 naktis. 1, 2, 3 naktis. Mes sumokėjome po 1695 eurus, kad pažaistume su vaikais ir nukirptume jiems nagus, o juk suma, kurią kiekvieną sumokėjome, tai kambodžiečio mokytojo 5 metų alga. Dar įdomiau, kad iš tų 1695 eurų našlaičių prieglaudai nubyra tik trupiniai. Kiek jums moka agentūra Projects Abroad už tai, kad mes esame čia? Jie mums duoda $100 per mėnesį. Nedaug, labai nedaug. Kiek jums duoti pinigų sprendžia agentūra Projects Abroad? Taip. Našlaičiams tenka tik $100 arba 80 eurų, likusi suma 1600 eurų lieka tarptautiniai humanitarinio turizmo agentūrai. Grįžtame į vilą, vakarienės metas. Kitos savanorės irgi nusivylusios, jos irgi suprato, kad jūsų mokėti pinigai atiteks anaiptol ne našlaičiams. Manau, kad tai labai brangu, maniau, mano pinigai atiteks mano našlaičių prieglaudai, arba bent jau kitoms prieglaudoms, dėja taip nėra. Mes visos taip manėme, bet dabar praregėjome. Aš sakyčiau, fantastiškai geras verslas, įdomiai išeina, lyg ir humanitarinė pagalba, bet sykiu puikus verslas. Iš tikrųjų, agentūra Projects Abroad puikiai verčiasi, mums pavyko gauti jų finansinės ataskaitas. Jų metinis pelnas siekia 20 milijonų eurų. Agentūrai vadovauja broliai Slauvai, Peteris ir Richardas. 2010 metais jie savo išsimokėjo 700 000 eurų dividendų, neskaitant algų, kurių dydis neskelbiamas. En 2010, ils se sont versés 700 000 euros de dividendes, sans compter leurs salaires, qui ne sont pas rendus publics. Grįžtame į Prancūziją, vykstame į agentūros Projects Abroad buveinę Grenoblyje, susitinkame su Prancūzijos filialo direktorė. Pasak iš agentūros pelnai jai atrodo labai normalus dalykas. Jums atrodo normalu šios veiklos gauti tokius pelnus ir tokias algas? Dabar tiksliai nepasakysiu kiek, bet taip mes uždirbam neblogai, įmanoma ir sąžiningai uždirbti ir kartu padėti žmonėms ir daryti mūsų pasaulį geresnį, argi tai blogai. Jums atrodo, kad $100 per mėnesį prieglaudoms užtenka? Na, mūsų agentūra siunčia jiems savanorius, kasmet daugybę savanorių, tai nemokama darbo jėga, jie jos moko, užsima logistiką, tad mums nebereikia mokėti jiems dar ir pinigų. Bet mes ten tik spalvinome, piešėme ir klijavome aplikacijas. O jūs manot, kad vaikams to nereikia, ar geriau palikti juos be priežiūros, leisti jiems bastytis, nes daugybė tų vaikų paprasčiausiai valkatauja. Aš manau, vaikams tai buvo labai naudinga.
Grįžtame į Kambodžą. Dėl humanitarinio turizmo čia jau polemizuojama. O pernai buvo netgi surengta speciali akcija siekiant atkreipti į problemą žmonių dėmesį. Muziejų vitrinose buvo pasodinti Kambodžos vaikai ir turistai juos fotografavo. Akcijos šūkis buvo "Vaikai nėra pramoga turistams". Akcijos iniciatorė viena nevyriausybinė organizacija ginanti vaikų teisės Friends International. Susitinkam su organizacijos direktoriumi prancūzu Sebastianu Maro. Nous avons rendez-vous avec son directeur, un Français, Sébastien Marot. Vaikai tampa turizmo objektu. Taip, į našlaičių prieglaudas iš užsienio atvyksta savanoriai, kiek žinau, 99% jų atvyksta su geriausiais ketinimais. Tai kilnūs žmonės, kurie nori duoti, padėti šiai šaliai, jų intencijos labai gražios, dėja, kaip ir labai dažnai. Vien gerų norų neužtenka, mes matom, kas iš to išeina. Ką tie vaikai iš tikrųjų gauna anglų kalbos pamokas? Tačiau reikia, kad pirmiausiai išmoktų gimtąją khmerų kalbą, tai kur kas svarbiau. Mano galva, ši nauja turizmo rūšis, labdaros turizmas, labai negeras dalykas. Tourisme d'orphelinat ou tourisme de charité est très grave. Ankore jau keliarius metus veikia apie 10 humanitarinio turizmo agentūrų, per kurias čia plūsta savanoriai. Našlaičių verslas klesti. Čia veikia apie 300 tokių prieglaudų, o visoje šalyje apie 1000. On compte 300 établissements ici et 1000 dans tout le pays. Per 5 metus našlaičių prieglaudų šioje šalyje padaugėjo 65%. Daugelis jų įsikūrė šalia turizmo centrų. Ši direktorė neslepia, kad taip kur kas lengviau uždirbti pinigėlių. Kiek pinigų per mėnesį jums reikia? Kad išmaitinčiau vaikus $1000. Pour nourrir les 35 enfants. Kodėl savo našlaičių prieglaudą įkurdinote būtent čia? Jei mūsų prieglauda būtų kur nors kaime, niekas mūsų nelankytų ir nepadėtų. Nes čia daug turistų ir lengviau gauti pinigų. Taip, kaip jau sakiau, mes čia įsikūrėme dėl to, kad čia daugiau turistų. Kai kurios našlaičių prieglaudos sugalvojo, kaip prisidengus savo našlaičiais išspausti dar daugiau pinigų. Tiesiog pramogų parkui tinkantis šūkis. Praleiskite laiką su vaikais, šiuo akimirku jūs nepamiršite niekada. Jūs pamatysite vargšų vaikų šypsenas ir atgimusi jų tikėjimą žmonėmis. 10 našlaičių piešė ir tapo Ankoro šventiklas. Jų paveikslai skirti turistams. Ar kas nors perka juos? Taip, kai kurie lankytojai perka. Šių vaikų tapyti paveikslai parduodami ir suvenyrų krautuvėlėse, kainuoja nuo 10 iki 40 eurų. Už poros kilometrų įsikūrė dar vieni našlaičių globos namai. Jų direktorius irgi sugalvojo gudrybę, kaip pritraukti turistus etnografiniais šokiais. Sveiki, ačiū, kad atvykote. Norit pamatyti šokius? Taip. Turistams čia šoka vaikai kasdien. Šioje prieglaudoje gyvena 40 našlaičių nuo 4 iki 18 metų. Spektaklis trunka valandą. O spektaklio prieglaudos vadovas paragina turistus atverti pinigines. Priimamos ir banko kortelės. Vieną dieną mums atsieina $160. Paaukokite mūsų vaikams ir galite su jais nusifotografuoti. Po spektaklio vaikai grįžta į miegamąjį. 30 kvadratinių metrų miegamajame miega 34 vaikai, po 2 lovoje. Našlaičių prieglaudos tapo įprastu Ankoro turistiniu objektu. Turistai kelionių tinklalapiuose visomis kalbomis dalijasi įspūdžiais ir nuomonėmis, kaip apie viešbučius arba patiekalus restoranuose ir aptarnavimą. Labai įdomi vieta, būtinai apsilankykite.
Oficialiai skelbiama, kad Kambodžoje yra apie 10 000 našlaičių, tačiau iš tikrųjų jų dvigubai ar net trigubai daugiau. Tai siaubingi skaičiai. Iš kur atsiranda tie našlaičiai? Lankantis dar vienose našlaičių namuose įstaigos direktorius atskleis mums tiesą. Jūs našlaičių prieglaudos direktorius, taip? Kiek vaikų čia gyvena? 21. Kaip jie čia patenka? Jie iš toli? Iš labai toli, iš kaimo. Daugelį šitų vaikų iš labai skurdžių šeimų. Našlaičiai čia tik keli. Taigi jūs važiuojate į šeimas ir paimate iš jų vaikus? Taip, taip, gaunu informaciją, vykstu į šeimas ir jie man atiduoda savo vaikus. Taigi daugelis šių vaikų nėra našlaičiai, juos paima iš šeimų ir apgyventina turistinėse vietovėse. Skurstančius tėvus į kalbą atiduoti vaikus žadėdami, kad vaikai lankys mokyklą. Šie vaikai nėra našlaičiai ir jie negali būti įvaikinti. Čia tai vieša paslaptis. Visos našlaičių prieglaudos vaikų ieško kaimuose. Tai patvirtinta ir dar vienos tokios įstaigos direktoriaus. Šiuo metu mes globojame 33 vaikus. Tikriausiai jie čia atvyko iš labai toli. Taip, iš labai toli. Vietose aš turiu savo žmonės, viena komanda vaikų ieško šalies šiaurėje, kita pietuose, jie man paskambina ir aš parsivežu vaikus. Vienas UNICEF tyrimas parodė, kad 2010 metais 72% tokių vaikų turėjo bent vieną iš tėvų. Organizacijos Friends International direktorius Sebastianas Maro smerkė šią praktiką. Vaikai paimami iš šeimų ir atvežami į šiuos centrus, neva siekiant pasirūpinti jų ateitimi. Nes tai vargėtų vaikai. Tačiau tai yra moralu atskirti šiuos vaikus nuo jų šeimų, tai absoliučiai nepriimtina. Visi šios praktikos poveikio vaikams tyrimai parodė, kad vaikams tai labai kenkia, bet koks toks centras, ne pats geriausias, vaikui yra daugybę kartų blogiau negu augti šeimoje, kad ir pačioje vargingiausioje. Sreimom bedarbė ir išsiskyrusi, nebegalėdama pragyventi 4 iš 5 savo vaikų, 2007-aisiais jie atidavė į našlaičių prieglaudą. Tačiau po metų jie nusprendė atsimti savo vaikus. Pamačiau, kad prieglaudoje jiems labai blogai ir nusprendžiau atsiimti savo vaikus, ten su jais blogai elgėsi. Mano sūnų mušė, o kad mušamas nešauktų, skuduru užkimždavo burną. Mon fils était frappé et on lui mettait un foulard sur la bouche pour l'étouffer quand il criait. Bet problema ta, jog jį pasirašė su įstaiga sutartį ir dabar norėdama atsiimti savo vaikus, jį privalo už juos sumokėti. Tėvai įsipareigoja nereikalauti grąžinti vaikų. Jei tėvai nusprendžia atsimti vaiką, jie privalo sumokėti $1500 dydžio baudą. Vaikų globos centras neatsako už vaiką, jeigu vaikas išprotėja. Jie man pasakė, kad jei noriu atsimti vaikus, turiu jiems sumokėti. Neįsivaizduoju, ką man daryti, aš neturiu pinigų. Noriu pasiimti vaikus namo, tačiau neturiu iš ko sumokėti. Je veux récupérer mes enfants, mais je n'ai pas d'argent. Vis dėlto prieš 4 mėnesius Reimom pavyko atsimti vieną vaiką. Jie grąžino jos 11 metų sūnų, nereikalaudami sumokėti baudos, nes berniukas sunkiai sirgo. Vaikas iki šiol jaučia psichologinės traumos padarinius. Jei vaikas susirga, jo negydo, jei vaikas miršta, jį užkasa. Jie užkimšdavo man skudurų burną, už bausmę versdavo stovėti ant vienos kojos ir mušdavo. Jie sakydavo, jei pasiskūsite tėvams, kad mušame jūs, gausite dar daugiau loptų. Nusprendžiame apsilankyti tose vaikų globos namuose atvykę, žinoma, nepasakojame apie mamą, su kuria kalbėjome, kad jie nekeršytų.
juk čia tebe gyvena dar 3 jos vaikai. Mūsų tinka 2 prieglaudos darbuotojai, mes jiems pareiškėme, jog žinome apie žiaurų elgesį jų įstaigoje. Mums sakė, kad jūsų našlaičių prieglaudoje prieš vaikus naudojamas smurtas. Jūs žinot apie tai? Ne, ponia. Ne, tai piktos kalbos gandai. Apie mūsų gerus darbus kažkodėl nutyli. O vos tik kas iš karto visi trimituoja, supraskite, vaikai čia atvyksta mokytis, nelinksmintis. Kai paklausėme apie $1500 dydžio baudą, kurią privalo sumokėti tėvai, jei nori atsimti savo vaiką, darbuotojai nesigina, bet jie sako turintys teisę to reikalauti. O tai teisėta? Visas mūsų sutartis tvirtina vidaus reikalų ministerija, bet iš tikrųjų tai egzistuoja tik popieriuje, realiai baudų nereikia mokėti. Tiesiog tėvus tai drausmina. Šią naują turizmo rūšimi baisisi tradicinės nevyriausybinės organizacijos. Paryžiuje susitinkame su humanitarinės pagalbos legenda. Ronis Bromanas, vienas iš organizacijos Gydytojai be sienų steigėjų. 62 metų Ronis piktinasi humanitariniu turizmu, jis tai vadina išsigimimu. Sakau tiesiai šviesiai, jie aferistai. Tai proto domimas ir didžiulė finansinė afera. Šitai žinoma reikia dar įrodyti. Bet kad tai žmonių mulkinimas vienareikšmiškai. Jie verbuoja savanorius ir siunčia į tą šalis ir tie geros valios ir gerų norų kupini, bet be galo naivų žmonės moka už tai didžiulius pinigus, juk tai pasityčiojimas. Matot, savanoriai ten nieko nenuveikia, užtat iš to uždirba tie, kurie organizuoja šį verslą ir uždirba labai daug pinigų. Ça a sans doute une utilité pour ceux qui organisent ce genre de choses, parce qu'évidemment, il y a de l'argent à la clé. Bet įtarimą kelia ne tik komercinių organizacijų tariama humanitarinė veikla. Į pinklės įsipainioja ne tik paprasti žmonės. Neveiksmingai dirba ir kai kurios didžiosios pasaulinės humanitarinės organizacijos. Netikslingai panaudojamas biudžetas, nesugebama organizuoti veiksmingos ilgalaikės paramos. Kaip kad nutiko Haityje. Tai galima vadinti humanitarinę katastrofą. Labas vakaras. Vakar maždaug 17 valandą vietos laiku Haitį sukrėtė stipriausias šios šalies istorijoje žemės drebėjimas. Sugriuvo 10 pastatų, gatvės nuklotos sužeistaisiais, žuvusiaisiais. Šiuo metu virpesiai liovėsi, bet žmonės apimti panikos, jie baiminasi naujų smūgių ir laukia pagalbos. 300 000 žmonių žuvo, 1 500 000 liko be pastogės, pasaulis sukrėstas. Į pagalbą skubiai atvyksta 500 nevyriausybinių organizacijų, jos gabena vandenį, maisto produktus, medikamentus, palapines. Medikai ir gelbėtojai gelbėja tūkstančių žmonių. Pasaulis demonstruoja užuojautą ir nepaprastą dosnumą, nelaimės ištiktai šaliai skiriami $6 milijardai, apie 5 milijardus eurų. 20% šių lėšų surinko nevyriausybinės organizacijos, likusius 8% skiria tarptautinės institucijos, tokios kaip Europos komisija ir Jungtinių tautų organizacija. Šiuo metu tai pagrindinės pasaulyje humanitarinės pagalbos organizacijos. Vykstame į Haitį, šią nedidelę salą prie pat Jungtinių Amerikos valstijų. Salos teritorija vos 2 kartus didesnė už Paryžiaus Île-de-France. Sostinė Port-au-Prince. Šalyje gyvena 10 milijonų gyventojų, tai viena iš neturtingiausių pasaulio valstybių. Mus domina, kaip panaudoti tie 5 milijardai eurų humanitarinės pagalbos, tai daugiau kaip pusė šios valstybės bendrojo vidaus produkto. Atvykstame čia praėjus 2,5 metų po to žemės drebėjimo, mes nustembame. Vietoj daugelio pastatų tebe kėpso griuvėsiai. Netgi valstybės simbolis prezidentūra visa dar griuvėsių krūva. Iki šiol apie 300 000 haitiečių sostinėje neturi pastogės. Žmonės tebe gyvena palapinėse. Milžiniškas sąvartynas po atviru dangum. Brezento, blokelių ir tolio lūšnynai. Geriamo vandens nėra. De parpaings et de tôles. Un réseau d'eau potable quasiment inexistant.
Esame pačiame sostinės centre prestižinėje aikštėje už kelių žingsnių nuo prezidentūros Marso lauke. Čia ir šiandien palapinėse gyvena apie 5000 žmonių. Šiai jaunai moteriai 20. Po žemės drebėjimo ji gyvena šioje 4 kvadratinių metrų palapinėje su vyru ir 7 mėnesių dukrele. Kaip jūs čia gyvenate? Na, mano vyras dirba. Ar dar ilgai čia gyvensite? Nežinau kiek, mes neturime kur eiti. Nejaugi nevyriausybinės organizacijos jums nieko nepasiūlo? Ne, jie mums nieko nepasiūlė. Vyriausybė nusprendė išvalyti aikštės. Visos palapinės turi būti pašalintos, o jų gyventojai bus iškelti kitur, toliau nuo akių. Ar galime užeiti? Prašau. Sveiki. Taip. Aš čia gyvenu nuo sausio 13 dienos, kai vyko žemės drebėjimas. Prieš tai turėjau nedidelį namuką. O čia esu paskutinę dieną, mums pasiūlė 350 eurų už tai, kad iš čia išsinešdintume. Labai pikta ant jų, nes jie mus išvaro į lūšnyną, tokį patį kaip čia tik miesto pakrašty. Aš labai pykstu ant nevyriausybinio organizacijų ir valdžios, jie atėmė iš manęs viltį. 350 eurų už palapinę tiek duoda tarptautinės organizacijos, kad likę be pastogės žmonės atlaisvintų miesto aikštės. Bet daugelis negaus nė tų menkų pinigų. Tik trečdalį žemės drebėjimo aukų vėl turi būstus pastatytus už humanitarinės pagalbos pinigus. Jungtinės tautos, Europos komisija ir nevyriausybinės organizacijos suremontavo apie 5000 namų ir nupirko 115 000 laikinų būstų, 15 kvadratinių metrų namukų, kuriuos vietiniai vadina būdelėmis. Šie namukai, kuriuos nupirko humanitarinės organizacijos, kainuoja 3500 eurų. Namukai laikys apie 3 metus. Coût pour les organisations humanitaires, 3500 € en moyenne. Durée de vie estimée, 3 ans. O čia Ravin Pintado kvartalas rytinėje sostinės dalyje. Šie dviaukščiai namukai Haityje patys prabangiausi ir brangiausi. Toks namukas kainuoja 6200 eurų. Juos nupirko Jungtinių valstijų vyriausybė. Čia pastatyta 300 tokių namukų. Susitinkame su projekto vadovu. Šis amerikietis į Haitį atvyko 2010-aisiais, jis prižiūri jų statybą, labai didžiuojasi savo kilnojamaisiais namukais. Visa konstrukcija metalinė, visi ramščiai metaliniai ir visa konstrukcija metalinė. Atlaikys ir stipriausius vėjus ir žemės virpesius. Nesugrius. Avec tout une structure squelette métallique. Et la maison est attachée et c'est résistant aux plus grands vents, aux problèmes sismiques. Et c'est une structure qui ne détériore pas. Bet įėję į vieną šių namukų šiek tiek nusivylėme. 30 kvadratinių metrų būste gyvena ši moteris su vyru ir 7 vaikais. Šeima čia gyvena tik 4 mėnesius, tačiau namukas jau gerokai nusidėvėjęs. Beveik jokios apdailos, atviri elektros laidai, pradeda dubti lubos. Tai čia miega 9 žmonės, taip. Ir kaip jūs telpate? Na, kažkaip telpam. 2 čia, 3 ten, kiti čia. Kaip jūs manot, kiek jūsų namas laikys, aš nežinau kiek, bet tikrai neamžinai. Bet vis geriau negu palapinėje. Prie žemės drebėjimą turėjome nuosavą namą, jis buvo erdvesnis. Tačiau yra vienas keistas niuansas, šie kuklūs namukai kažkodėl brangesni už normalius stacionarius namus. Kvadratinis laikino bungalo metras kainuoja 206 eurus, o stacionaraus namo kvadratinis metras 140 eurų. Susitinkam su prancūzų architektų vadovaujančių nevyriausybinei organizacijai Architektų pagalba. Haityje jis dirba nuo pat žemės drebėjimo ir labai kritiškai vertina susiklošiusią situaciją. Kaip vyksta Haičio atstatymas?
Jei klausėte apie būstą, mano akimis Haičio atstatymas dar net neprasidėjo. Nuo katastrofos praėjo jau 2,5 metų, o problema taip ir nesprendžiama, užtenka tik apsižvalgyti. Tie laikini būstai, tie barakai, tiesiog skandalas. Iš esmės niekas nesprendžia būsto problemos. Tie laikini namukai yra beveik negyvenami, labai nekokybiški, baisiai brangus, už tos pinigus buvo galima pastatyti normalius gerus namus. Patriko Kolumbelio vadovaujama organizacija yra viena iš tų nedaugelio nevyriausybinių organizacijų, kurios bando statyti stacionarius namus. Mums parodo, ką tik baigtą namą, jis pastatytas laikantis vietinių tradicijų. Gyvenamasis plotas 54 kvadratiniai metrai, kaina 6500 eurų, beveik tiek pat, kiek kainuoja mūsų matyti amerikietiški laikini namukai, tik šie namai dvigubai erdvesni. Mes norime, kad namai būtų tvirti ir tvarūs. Jeigu vėl supurtytų žemės drebėjimas, jie jį atlaikytų.